aš manau, kad kūrybininkas, jis turi daugiau nuovokos apie tai, kaip parduoti savo produktą. Turbūt jis šiek tiek yra struktūriškesnis savo versle. Jūsų fakulteto atstovai tikrai yra laukiami ir man džiugu, kad šitas glaudus bendradarbiavimas prasidėjo su Tomo Jonušo, jūsų lektoriaus vizitu, ir kuris ir pasiūlė, kad turime daug protingų, geras idėjas generuojančių jaunų žmonių ir jis pradėjo lankytis su savo studentais pas mus, mes surengdama tokias kaip ekskursijas, supažindindami su kūrybinių industrijų pasauliu gyvai, kad jie galėtų pažinti, kas tai yra kūrybinės industrijos ir galvojame ir ateityje apie projektus, kur jauni kūrybinių industrijų atstovai konkrečią užduotį galėtų išspręsti. Tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas tik stiprės ir kad viskas bus šauniai.